Labą dieną! Tai šiandieną TV klasiai yra projektinė diena ir mes šiandieną vyksime į VDU universitetą, išgirsime ten paskaitą ir apsilankysime Kauno savivaldybėje. Tai sveiki dar kartelį, jau šį kartą mes susitinkam centre, kur einame į VDU universitetą ir netrukus išgirsime paskaitą. Kaip jaunimas pasakytų, centras on. Tai mes jau esam VDU pastate ir keliaujame link salės, kur mums praves paskaitą. O, žiūrėkit, direktorė. What? Okay, that's cool. Pasankė, atlėkė į VDU, pasankė, atlėkė. Nu, mes čia svarika. Nu va, kokia graži daina. Tai mes jau esame po paskaitos, tai ką galime pasakyti, kad paskaita tikrai buvo neeilinė, tikrai labai patiko. Įtraukianti labai paskaita, labai fainas vedėjas, su humoro jausmu pažvengiam, paprikolinom. Tai taipogi davė mums porą žaidimų, tai iš pradžių tie žaidimai atrodė tokie paprastučiai, bet kai pradėjom žaisti, tai žinokit, teko pavargti. Tikrai reikėjo pasukti galvą. Be to, studijas, kokias jis mums dėsė, tai yra tikrai įdomios, bent man asmeniškai tikrai patraukė akį, tikrai gal reikės pasidomėti, bet aš manau, kad šios studijos tikrai gali išugdyti daug gerų verslininkų. O Pauliau, ką mes matėm? Ką mes matėme ten? Geras klausimas. Mes matėme Žalgirio prezidentą. Taip, taipogi ir aš dabar neklystu, tai būtų Lietuvos futbolo prezidentą, tai Mantą Kalnietį ir Paulių Jankūną. Taipogi, jie, kaip mūsų dėstytojas sakė, mokosi VDU universitete. Taip, ačiū už jūsų dėmesį ir susimatysim kitam kadre. Mes jau TV klasė su jumis susitinkame po VDU paskaitos. Kamilė po pirmos. Taip, mes sutinkam po paskaitos ir dabar laukiame visų klasiokų, kad galėtumėm nueiti į savivaldybę ir tenai irgi gausime tokią mini ekskursiją aplink savivaldybę, galėsim pašnekinti narių iš savivaldybės, gal tikimės ir pašnekinti patį Kauno merą Matijošaitį, bet mes nesam tuo tikri. Tai kai jau nusigausim į savivaldybės pastatą, būtinai nufilmuosim jums ir pranešim viso. Pirmiausia, tai aš praktiką atlikau Kauno savivaldybei, tai man labai patiko. Apskritai aš myliu Kauną, kaip esame nors pati esu kėdainietė, bet visada sieju ateitį su Kaunu. Ir mano karjera tikrai neprasidėjo ryšių su visuomenės skyriuje. Bakalaurą aš baigiau komunikacijos Vytauto Didžiojo universitete, o magistrą viešo administravimo. Tai kaip ir kalbėjo kolegė, platu. Tai pati karjera mano prasidėjo nuo viešosios tvarkos skyriaus. Tai teko dirbti labiau tokį teisinį darbą. Tada šiek tiek dirbau pas vedėją sporto skyriui ir mane pavogė ryšiai su visuomenė. Tai kodėl pasirinkau? Galbūt dėl to, kad norėjau dirbti Kauno miestui. Ačiū. Galim sakyti. Dar vienas klausimėlis būtų, kaip gyventojai gali siūlyti idėjas miesto gerinimui. Tai per kliento aptarnavimo skyrių
visada gali parašyti elektroninį laišką, kadangi ryšio esu, tai galite visada rašyti mums į Facebooką, į Instagramą, į LinkedIną, į bet kokį socialinį tinklą. Mes jūsų užklausas gaunam ir visada atsakom. Tai jūsų idėjos tikrai niekur nedings ir nepasimes. Ačiū. Tai ačiū jums labai. Nuo savivaldybės mes turim šiek tiek smulkių dovanėlių. Tai yra šiuolaikiniai, mūsų moderniausi Kauno ženkliukai. Kadangi visi esame kauniečiai, tai tikimės, kad jūs nešiosit, mylėsit Kauną. Labai ačiū, kad atvykote. Iš tikrųjų, be jokių čia saldumų, esate nereali klasė. Labai kultūringa, labai šilta, labai draugiška, labai žingeidi. Tokių dar neturėjom. Tai ačiū labai, kad apsilankėt. Ačiū. Buvo labai malonu su jumis kalbėti ir klausyti jūsų pasakojimų ir ekskursijos po savivaldybę. Dėkui. Ačiū. Mes esame po savivaldybės. Paskaitose, ką galiu pasakyti, kad tikrai buvo įdomu, sužinom tai, ko dar nesam žinoję apie visą Kauno infrastruktūrą, kaip viskas vyksta, kaip biudžetas skirstomas žiauriai įdomiai. Tai galiu pasakyti, kad top 3 įeina švietimas, sveikatingumas ir, jei neklystu, infrastruktūra. Tai tikrai galima pasakyti, kad Lietuva rūpinasi, tiksliau ne Lietuva, o Kaunas rūpinasi savo gyventojais, tikrai negaili pinigų. Tai mes to džiaugiamės savo savivaldybę, kad yra tokie geri žmonės ir stengiasi mūsų gyvenimą padaryti kuo įdomesniais. Tai ką mano kolegos turi pasakyti? Jo, labai patiko. Labai fainai. Iš tikrųjų džiaugiamės, kad teko apsilankyti, nes asmeniškai pirmą kartą buvau ir labai džiaugiuosi. Buvom labai gražiai priimti. Gražiai priimti, įdomu, malonu ir ačiū. Tai va, šiai dienai iš mūsų yra tiek, tikiuosi jums patiko ir susitiksime kitą projektinę dieną. Viso gero!